Aš manau, kad per 20 metų atkurtos nepriklausomos valstybės iš mūsų, iš manęs, iš jūsų, po truputėlį yra pavogta tai, kas yra brangiausia. Iš mūsų, mėly piliečiai, yra pavogta Lietuvos valstybė. Kad aš kalbu pavogta Lietuvos valstybė, aš turiu omeny ir monopolinės grupės, aš turiu omeny ir specialiasias tarnybos, kurios šiandien yra sukūrusios valstybėje. Aš turiu omeny ir klanus, kurie yra teismuose. Ir taip toliau. Aš manau, kad pagrindinis prezidento ir mano kaip kandidatuojančio į prezidentus iššūkis sugrąžinti Lietuvos valstybę mums, Lietuvos piliečiams, tam, kam jį priklauso. Gerai. Ir aš pasiryžęs tai daryti. Ir štai, ponė Mazuronė, įsivaizduokit, jūs prezidentas, tai kaip jūs vykdysit tą grąžinimą? Kokie štai bus, įsivaizduokit, jūs prezidentas su visom dabartinėm jo galiom ir negaliom, apie kurias daug šnekama. Kągi jūs darot? Kaip jūs pradedat tą grąžinimo procesą? Nuo ko? Kokius pasirašot dekretus, kokius vykdot paskirimus arba ką atleidžiat? Ko įmatės? Be jokios abejonės, prezidento yra pagrindinė darbo sritis arba sfera, tai yra užsienio politika. Taip pat prezidentas turi didelę įtaką teisėsaugos darbe, teismų, tai čia per paskirimus. Aš manau, kad prezidentas turi pakankamai didelę galę ir vidaus politikai. Todėl, kad būtent prezidentas... Ką darysite jūs? Aš to pasakysiu. Todėl, kad būtent prezidentas skiria ministrus, skiria vyriausybę, paveda kažkam tai formuoti. Pirmas žingsnis, su kuriuo susidars naujas prezidentas ir jeigu išrinks būsiu aš, tai apsispręsti, kam pavest formuoti naują vyriausybę. Kubiliui pavestumėt? Jeigu jis pagal šios dienos elgesį arba pagal dabartinius žingsnius, tai tikrai ne. Aš manau, kad tokią vyriausybę reikia paleisti ir paleisti kuo galima greičiau. Todėl, kad tie žingsniai, jie iš tiesų įneša didžiulį sumaištį į mūsų valstybės ekonomiką, įneša didžiulį sumaištį į mūsų valstybės piliečių mąstymą ir yra žalingi. Ir kam pavestumėt? Turit kandidatą numatę? Tikrai nemanau, kad būtų protinga, jeigu aš dabar sėdėdamas pradėčiau aiškintis, kam aš paveščiau. Hipotetiškai Kirkilų pasitikėtumėt, pavyzdžiui? Hipotetiškai, aš manau, kad hipotetiškai ar ne hipotetiškai prezidentas turėtų turėti savo viziją ir sukviestęs visas politinės partijas. Manau, kad krizės situacijoje reikėtų kviesti visas politinės partijas esančias Seime, ieškoti, kas palaiko ir kam priimtina būtent tokia vizija. Jūs jau kalbate beveik apie vaivorykštės koaliciją. Ne, aš kalbu apie tai, kad prezidentas negali ir neturi atstovauti nei vienos politinės pusės, nei vienos interesų grupės, nei dar kažkokios sluoksnio. Prezidentas tai yra žmogus, kuris turi telkti visas galimas, sveikas jėgas mūsų valstybėje. Ir visiškai nesvarbu, kad iškėlė vieną ar kitą kandidatą, vieną ar kitą partiją, prezidentas turi ieškoti sąlyčio taškų, ieškoti bendro darbo. Leo LT sutartį peržiūrėtumėt? Tikrai taip, manau, kad tai turėtų būti visas blokas, kada aš sakiau apie valstybės užvaldymą arba liaudiškai pavogimą, tai vienas iš elementų tai yra monopolistai. Monopolistų šiandien simbolis yra Leo LT ir energetika. Yra ir daugiau. Yra šilumos tiekėjai, yra prekyba maisto produktais, yra degalai ir taip toliau. Visą tą sistemą reikia pastatyti savo vietą. Kad ne ji diktuotų valstybei žaidimo taisyklės, o valstybė dėstytų kokioje vietoje ir kaip jie turi egzistuoti. Saugumo departamento vadovybę pakeistumėt ar paliktumėt, kokie jie dabar yra? Saugumo departamentas kaip institucija turėtų būti toj vietoj, kurioj priklauso būti tokiai institucijai valstybei. Šiandien saugumo departamentas yra valstybė valstybėje, kuri kuria ir aktyviai dalyvauja politiniam gyvenime. Taip neturi būti.
Ir iš esmės ta pertvarka saugumo, apie kurią buvo šnekama, jinai neįvyko. Taip kad iš tiesų šita institucija, tai dar vienas institucija, kuri privalo tarnauti Lietuvos piliečiam. Dar grįžčiau, jeigu galima trumpai, valstybė, kurią, aš manau, mes ir prezidentas privalo grąžinti Lietuvos piliečiam, turi daryti vieną labai paprastą dalyką. Turi tarnauti tiem patiem piliečiam, o ne atskirom grupėm, klanam, draugų rateliam, valstybininkam ar dar kažkokiem. Atmetus lozungus, kaip jūs kovosit su to monopolijom, kaip prezidentas, ką jūs padarysit tokio antimonopolinio? Čia ne lozungai, čia jūs manęs klausėt apie viziją, aš viziją išdėstau. Jeigu jūs manęs klausėt... Konkrečiai apie žingsnius, ką jūs padarysite antimonopoliškai? Nebejotinai turi būti peržiūrėta sutartis su Leo, jeigu kalbame, todėl kad pradedant nuo turto perskirstimo arba pasiskirstimo sudarant tą, yra labai daug klaustukų, arba tiksliau visiems aišku, kas ten įvyko. Lygiai tas pats valstybė turi aplamai reguliuoti procesus, kuriuos paleidus nereguliuojant, mes prieinam prie chaoso. Vat labai paprasti dalykai. Šiandien mes turim, jeigu jau kalbam apie konkrečiai, šiandien mes turim tokią grandinėlę. Pieno gamintojas, pieno perdirbėjas ir prekyba. Pieno gamintojai šiandien mokama 20 centų, 30 centų už litrą pieno, tas monopolistas, prekybininkas ima 3 litrus. Kaip jūs priversit? Ir jeigu šitoj grandiniai mes neįvesim tvarkos, kad tas pelnas būtų pasidalinamas tolygiai, mes sunaikinsim gamintoją, mes sunaikinsim perdirbėją, o tas monopolistas lops ir toliau. Labai paprasti dalykai. Ir juos būtina spręsti. Jeigu kalbam apie konkrečiai šitą dalyką, jūs žinote, mes esame užregistravę jau pirmą žingsnį, tai yra viršpelnių ribojimas prekiaujant maisto produktais. Deja, šitas įstatymas yra Seime pritarta iki paskutinio taško balsavimo, bet pagrindinės politinės jėgos, nežinau kodėl, jeigu kas klauso patys pagalvoja, balsuodami pastoviai nusijama nuo šito klausimo balsavimo, iš esmės gindami monopolistus. Gerai, pone Mazuronį, jūs žadate iš tikrųjų daug permainų, bet dabar tokia situacija, jūs pats sakote, štai pateikėm iniciatyvą vieną, kitą, pagrindinės politinės jėgos atmeta, blokuoja ir panašiai. Štai jūs sėdite prezidento poste dabar ir susidūrėt su tuo, su kuo galbūt susidūrė kažkiek tai Rolandas Paksas, kad, nepriimamas iniciatyvos, yra kitokia situacija, visiškai viskas atmetama, prasideda kokie nors procesai, kurie ten veda nedaug dievė prie apkaltų ar dar kažko. Tai kaip jūs spręsite tą problemą? Ar jūs nemanote, kad prezidentas tiesiog negali įvykdyti viso to, ką jūs užsibrėžėte? Negali su viena sąlyga. Negali, jeigu jis neturi Lietuvos valstybės piliečių palaikymų. Tada jūs teisus. Aš noriu pasakyti tiesiai, šviesiai ir... O sakykit, Rolandas Paksas turėjo piliečių palaikymą? Aš pabaigsiu šitą ir po to perėsim prie Rolando Pakso, jeigu nieko prieš, gerai? Ja. Tai neabejotinai. Ir dabar kiekvieną dieną susitikinėjom su rinkėjais, su piliečiais. Aš sakau labai paprastą dalyką. Jeigu jūs, žiūrėdamas į rinkėjų į akis, nepatikėsit patys savim, jeigu mes visi nesuvoksim, kad susitelkę ir tikėdami kartu mes galim padaryti, kaip amerikiečiai pasakė, taip mes galim, tai aš sakau, šiandien Lietuvoje mes turim pasakyti, taip mes irgi galim, ir nei kiek neprasčiau negu Amerikos piliečiai. Tai iš tiesų vienam prezidentui ar vienai kitai institucijai, ypatingai prezidentui, iš tiesų bus labai sunku, dar daugiau manyčiau, kad bus neįmanoma padaryti apie tai, ką aš kalbu. Tačiau jeigu rinkėjai, kurie balsuos už kandidatą, išrinks į prezidentą, rems ir gins tuos žingsnius, kuriuos jis daro, nebejotinai jis turi daryti tuos žingsnius, kurie iš tikrųjų realiai atstovautų ir gintų piliečių interesus. Vat šita jėga, vat tokia jėga, manau, padaryti tą, apie ką aš kalbu ir gali. Taip, kad kartu mes galim viską. Po vieną mes nepadarysim nieko.